Sveiki visi, mano vardas Vilma ir šiandien noriu pakalbėti apie baltymus. Nes baltymai yra pagrindinė mūsų organizmo statybinė medžiaga. Baltymų yra raumenyse, odoje, plaukuose, akyse ir net naguose. Taip pat baltymai yra pagrindinė kraujo, širdies, sausgyslių, raiščių, dar kieno, nervų sistemos, smegenų, hormonų ir fermentų sudedamoji dalis. Nei vienas organizmo procesas negali įvykti be baltymų. Baltymai susideda iš amino rūgščių. Mūsų organizme yra 22 amino rūgštys. 14 iš jų gali sintetinti mūsų pačių organizmas, bet 8 mes turim gauti su maistu. Baltyminio maisto mes valgome nemažai. Baltymo yra ir kiaušiniuose, mėsoje, pieno produktuose, žuvyje, riešutuose ir daugelį įvairių produktų, kuriuos mes valgome. Bet juose taip pat yra nemažai ir riebalų, ko mes nelabai galbūt norėtume gauti. Baltymų reikia mūsų organizmui nemažai, todėl, kad jeigu norėsim gauti daug baltymų, tada reikėtų suvalgyti daug tų minėtų produktų. Bet tai yra ne visai įmanoma, nes tai gausis didžiulis kiekis. Tai yra kitas pasirinkimas, alternatyva, tai baltyminis kokteilis iš Neolife kompanijos. Vadinasi Neolife Shake kokteilis. Yra 3 rūšių ir tuoj aš jums parodysiu, nukrito ant žemės. Yra vanilinis, braškinis ir šokoladinis. Galima pasirinkti kiekvienam, koks yra mielesnis skonis. Ir kas svarbiausia, kad šitas baltyminis kokteilis jau yra suskaidytas į 22 amino rūgštis. Tai yra palengvinimas mūsų organizmui. Ir šitam kokteilyje yra daug vitaminų, mineralų, ląstelienos. Ir vienoje porcijoje yra 18 gramų baltymų. Šitą kokteilį galima pasidaryti, susiplakti su pienu arba su vandeniu. Jeigu jūs pasidarysit su pienu, tada gausis 26 gramai baltymo. Bet jeigu jūs pieno karvės netoleruojat, žinoma, galima ir su augaliniu, kokosu ar dar kokiu tai, bet puikiausiai tinka ir su vandeniu. Šitas kokteilis gali atstoti vieną valgymą, sakykime, vietoj pusryčių arba vietoj vakarienės. Žinoma, gali ir vietoj pietų. Aš dažnai jį pasiemu, jeigu važiuoju kažkur į kelionę. Tai yra labai patogu. Vietoj to, kad užsukti į degalinę ir nusipirkti kokio tai nesveiko užkandžio, tai žymiai geriau yra šitas baltyminis kokteilis. Tai gaunam ir vitaminų, ir mikroelementų, ir tada toks jautiesi kartu ir sočiai, ir kartu lengvai. Ir, žinoma, gauni tų maistinių medžiagų. Puikiai tinka žmonėm, kurie nori mesti svorio. Tada reikėtų vietoj vieno valgymo pasirinkti baltyminį kokteilį. Taip pat, žinoma, galima jį dar ir pasiskaninti, pasisotinti. Galima į jį įdėti ir sėklų, riešutų, vaisių, taip pat selenų galima įdėti. Turbūt žinot, kad selenos yra kaip žarnyno šluota vadinamos, tai bus dar vienas geras
pliusas mūsų organizmui. Tad yra puikia alternatyva gauti baltymų su šituo baltyminiu kokteiliu. Sakykite, ar jūs esat ragavę kokį baltyminį kokteilį, arba jeigu norėtumėt pabandyti paragauti šitą, parašykit man komentarę. Na ir žinoma, jeigu informacija patiko, pasidalinkit su savo draugais. Ir šiandien tiek. Ačiū, kad klausėt. Iki rytojaus. Ate.